Gerbiami kolegos, iš tikrųjų galėčiau sutikti su programos pavadinimu, su nedidelė korekcija. Valstybė, kuri veikia, nepaisant per 1,5 metų trečios sudaromos vyriausybės. Taip, iš tikrųjų, tęstinumas išlaikomas ir teisingai paminėjo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas. Ir krašto apsaugos srityje, jeigu pasižiūrėsim į tuos 22 punktus, pamatysime, kad didelė dalis punktų yra iš ankstesnių vyriausybių programų arba tų darbų, kurie buvo pradėti daryti ir turi būti dabar baigiami. Tai yra ir Vokietijos brigados dislokavimas, tai yra ir lietuviškos divizijos tolimesnis stiprinimas, ir oro gynyba, ir Baltijos gynybos linijos kūrimas, ir pagaliau gynybos pramonė. Ši vyriausybė turi unikalią galimybę per likusius 2 metus sukurti ir daugiasluoksnę oro gynybos sistemą, ir Lietuvos kariuomenėje sukurti naujus pajėgumus, kurie leistų potencialius agresorius atgrasyti strateginiais efektais. Tačiau reikia eiti ir toliau. Reikia iš tikrųjų pasižiūrėti į laikmetį, pasižiūrėti ir Ukrainos pavyzdžius ir, manau, palaikyti naujas idėjas. Neatmesti iš anksto taip, kaip atsitiko šiandien ryte, atsisakius svarstyti opozicijos siūlymą. Siūlymai negimsta dirbtinio intelekto pagalba, už jų stovi gyvi žmonės, kurie teikia idėjas, tiesiog reikia jas įsiklausyti. Lygiai taip pat ir su gynybos pramonė, aš manau, kad darbų, kuriuos reikia tęsti toliau yra